Na ką, tai laba diena. Sveikinuosi džiugiai su visais susirinkusiais Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto antrojo aukšto salėje. Taip pat su visais, kurie prisijungė prie mūsų seminaro nuotoliniu būdu. Džiaugiuosi, kad mūsų seminarų ciklas Lietuvių literatūros modernizacijos profiliai po ilgokos pertraukos vėl startuoja ir dabar susitiksime daugiau mažiau reguliariai. Dar turiu pasakyti, kad šis ciklas yra dalis ilgalaikės tyrimų programos, kuri vykdoma mūsų instituto mokslininkų ir kuri vadinasi 20-ojo ir 21-ojo amžių lietuvių literatūros transformacijos. Kanonas, poetika, kontekstai. Na, o šiandien džiaugiuosi norėdama pristatyti šios dienos pranešėją, mūsų kaimynę, galime sakyti, nes atvyko iš pakalnės į mūsų institutą, iš Lietuvių kalbos instituto, raštijos paveldo tyrimų centro, kurį dirba vyresnioji mokslo darbuotoja, daktarė Jurgita Venckienė. Na, Jurgita yra kelių knygų autorė, daugybės straipsnių autorė, taip pat paskelbusi nemažai mokslo šaltinių. Jinai puikiai žino ir supranta ir galės mums išaiškinti, kad bajoriškos kilmės rašytojams amžių sandūroje pradėti rašyti lietuvių kalbą nebuvo paprasta nei psichologinių požiūrių, nei tiesiog paprasčiausių žinių. Ir tai požiūriu, ir tai akivaizdu, turint tokį atvejį, kurį šiandieną irgi mums pristatyti, tai yra Šatrijos ragana, mūsų dėmesio centre šiandieną jos apysaka Viktui. Jurgitos pranešimo tema skamba taip. Pirmiausia, tai yra Marijos Kaškauskaitės citata. Norėčiau praryti visas lietuviškas knygas ir gramatikas, Šatrijos ragana ir besiformuojantį lietuvių bendrinę kalbą. Na, bet prieš perleidžiant žodį Vikitai, dar noriu priminti, kad tie, kurie negalės išklausyti viso pranešimo, galės jį visuomet vėliau surasti mūsų instituto YouTube kanale. Labai diena visiems klausytojams ir čia, ir kitapus ekrano. Ir ačiū labai organizatoriams, kad mane pakvietė į šitą lietuvių literatūros modernizavimo profilių seminarą. Mano pranešimas bus skirtas bendrinės kalbos formavimosi laikotarpiui. Ir man jisai išėjo toks iš dviejų dalių. Pirmiausia, aš norėčiau priminti XIX amžiaus pabaigos, XX amžiaus pradžios kalbinį kontekstą, kokios buvo kalbinės sąlygos, kokios idėjos sklido tuo metu, o jau kita pranešimo dalis skirta Šatrijos raganai ir Viktutei. Na tai XIX amžiaus paskutiniais dešimtmečiais lenkų kalba darėsi vis mažiau populiari Lietuvoje, augo lietuvių kalbos prestižas ir valstiečiai savo identitetą ėmė sieti su gimtąja kalba. Lietuviams valstiečiams ir iš valstiečių kilusiems inteligentams sava tapo formulė, kad esi lietuvis, jeigu kalbi lietuviškai. Tai toks identitetas buvo naujoviškas, skirtingas nuo anksčiau vyravusių nekalbinių tapatybių, kai priklausė nuo siejimo savęs su religija ar nuo priklausimo kažkokiam aristokratui, bajorui, panašiai. Tai iš valstiečių kilę lietuvių inteligentai, Basanavičius ir Kudirka, Jablonskis ir kiti, jie pasirinko tokio kalbinio tapatybės modelio formavimą kaip savo kultūrinės veiklos variklį ir tokį identitetą ugdė ir stiprino ir jų leisti redaguoti lietuviški laikraščiai Aušra, Varpas, kiti. Ir šis tapatybės modelis ėmė įsigalėti ir tiems, kas nemokėjo lietuvių kalbos, bet save laikė lietuviais, išmokti tos kalbos tapo labai svarbu. Tai, kaip jau minėjo Birutė, tokia nauja kalbinė tapatybė iš tiesų ėmė kelti sumaištį bajorams ir apie tai jau yra ir rašiusi ir kalbėjusi daktarė Olga Mastianica.
Daug bajorų šnekėjo lenkiškai, nors save laikė lietuviais ir vis dažniau susidurdavo su dilema, ar mokytis lietuviškai, kad įrodytų savo lietuviškumą, ar nesimokyti. Na ir man atrodo, kad tą patį galima pasakyti ne tik apie bajorus, bet ir apie miestiečius, nes ir jų identitetas keitėsi. Antai 1901 metais į Vilnių atvykęs inžinierius Antanas Macijauskas nuolat girdėjo skundus, kad esą trūksta lietuvių kalbos gramatikų kalbantiems lenkiškai, kad daugybė žmonių norėtų kalbėti lietuviškai, bet neturi iš ko mokytis. Tai tuo metu Macijauskas su savo bičiuliu iš Sankt Peterburgo laikų Juozu Januškevičium net išvertė vokišką lietuvių kalbos gramatiką į lenkų kalbą ir ją išleido Krokuvoje. Bėda ta, kad tos gramatikos nelabai galėjo tuo metu atgabenti čia ir platinti. Tai poreikis mokytis lietuvių kalbos ir ta identiteto kaita iš tiesų labai aiškiai matyti. Na ir lietuvių kalbos istorijai XIX amžiaus paskutinieji dešimtmečiai yra svarbus kaip bendrinės kalbos formavimosi laikotarpis. Ir nuo Ainaro Haugeno bendrinės kalbos tyrimų, bendrinės kalbos atsiradimas yra siejamas su 4 tokiais svarbiausiais jos atsiradimo aspektais. Pirmasis iš jų yra normos arba tarmės pasirinkimas. Tai yra vieno dialekto pasirinkimas bendrinės kalbos pagrindu. Paprastai prestižinės arba aktyviosios visuomenės dalykas. Antrasis aspektas būtų formos kodifikavimas. Tai yra bendrinės kalbos normų nustatymas kokiu nors taisyklių rinkiniu. Gramatika, žodynų, kuriuo žmonės galėtų remtis. Iš tiesų, normos galėtų būti ir būna ir nekodifikuotos. Tai yra per tam tikrą laiką, tam tikroje bendruomenėje savarankiškai nusistovėjusios kalbos vartojimo taisyklės. Bet būtent kodifikuotos normos jau yra išskirtinis bendrinės kalbos požymis, kuris atskiria bendrinę kalbą nuo nebendrinės kalbos. Na ir tuo metu, kai kalba jau yra kodifikuota, iš tiesų atsiranda ir klaidos sąvoka ir imama suvokti, kad tai, kas neatitinka kodo, to taisyklių rinkinio, tai yra jau kalbos klaida. Na, trečiasis aspektas būtų visuomenės priėmimas, tai yra tos kalbos atmainos pripažinimas kaip autoritetingos, prestižinės ir noras ją vartoti įvairiose gyvenimo srityse. Ir ketvirtasis aspektas yra funkcijų tobulinimas, tai yra bendrinės kalbos vartojimo plėtra, įvairių funkcinių stilių kūrimas ir vartojimas įvairiose srityse. Tai kalbant apie lietuvių kalbą, galutinis bendrinės kalbos pasirinkimas įvyko paskutiniais XIX amžiaus dešimtmečiais, kai vakarų aukštaičių patarmės variantas nukonkuravo kitus. Ir štai ta aktyvioji visuomenės dalis jos kaip iliustracija, tai iš didžiosios Lietuvos pietinių vakarų aukštaičių tarmės ploto ir rytų Prūsijos kilę inteligentai, kurie pradėjo leisti nelegalią lietuvišką spaudą. Tai jie remiasi savo gimtąją patarmę ir kartu XIX amžiaus antroje pusėje išleistomis vokiškomis Augusto Šleicherio ir Friedricho Kuršaičio gramatikomis. Tose gramatikose aprašyta rytų Prūsijos lietuvių kalba, bet jinai yra labai artima pietinių vakarų aukštaičių patarmei. Lietuvių bendrinės kalbos kodifikacijos vaidmenį atliko štai šita lietuviškos kalbos gramatika, pasirašyta Petro Kriaušaičio, išleista 1901 metais Tilžėje. Ji galutinai įtvirtino šitą tarmę bendrinės kalbos pagrindu ir
Na, tai yra tam tikras taisyklių rinkinys, kuris padarė bendrinę kalbą lengviau prieinamą ir lengviau išmokstama. Žinoma, jos tiražas nebuvo toks didelis, tai labai plačiai gal ir negalėjo paplisti, tai tokia labiau simbolinės kodifikacijos funkcija. Lietuvių bendrinės kalbos priėmimas vyko pamažu ir tyrėjai skiria bent dvi priėmėjų grupės paprastai. Pirmoji grupė būtų intelektualų arba elito. Tai šita grupė bendrinę kalbą priima labai anksti, neretai tik tai pasirinkus tarmę bendrinės kalbos pagrindu. Ir lietuvių bendrinės kalbos atveju tą priėmimą, intelektualų priėmimą galima fiksuoti nuo 1885 metų, tai mano surastas pats ankstyviausias liudijimas Serafino Lauryno Pušeliausko, kuris jis rašė laiške kunigui Aleksandrui Burbai, kad rašant dėl lietuvių ir žemaičių reikia taikyti su kalba apelną, o ne vienos, kurios norint apygardos. Tai aiškiai jau suvokia, kad yra visiems lietuviams bendra kalba. 87 metais štai Antanas Vytartas rašė ir tą bendrą kalbą vadino rašlėvišką kalba. Na, Petras Jonikas yra suradęs, kad Juozas Tumas Vaižgantas nuo 888 pasakojo, kad susidurdamas su inteligentais ėmė kalbėti rašomąją kalbą. Na, vadinasi, jau suvokiama ne tik, kad yra rašomoji bendra kalba, bet į ją bandoma orientuoti ir šnekamąją kalbą. Na ir Jonas Mačiulis Maironis savo knygoje apsakymai apie Lietuvos praeigą, kuri parašyta 86, o publikuota 91, irgi rašė, kad iš tarmių jau yra pasirinkta Kauniškė ir daugelis, kuri yra dailiausia ir kuria jau daugumas šneka. Tai ir tokių teiginių toliau, kurie liudijo bendrinės kalbos suvokimą, vis daugėja. Tai čia ta pirmoji dalis intelektualų priėmėjų, o likusi dalis, aišku, tai yra dauguma, labai heterogeniška geografiniu požiūriu, šnekant įvairiomis tarmėmis, labai skirtinga ir socialiniu požiūriu, priklausantis skirtingiams socialiniams sluoksniams ir išsilavinimo požiūriu, raštingumo požiūriu. Tai šitos grupės bendrinės kalbos priėmimas suintensyvėjo tik tai 18-40 jau nepriklausomos valstybės metais. Ir tyrimai turbūt parodytų, kaip mano tyrėjai, kad apie 50% Lietuvos gyventojų bendrinės kalbos išmoko skaityti ir rašyti, išmoko ir kalbėti tik apie 20 amžiaus vidurį. Viena iš svarbiausių sąlygų, kad būtų priimta bendrinė kalba, būtų priimta didesnės dalies kalbinės bendruomenės narių, aišku, yra jos diegimas per švietimo sistemą, per žiniasklaidą, spaudą, televiziją ir radiją. Tai lietuvių bendrinės kalbos klaida, aišku, suintensyvėjo tik tai 20 amžiaus link vidurio nepriklausomos valstybės metais. Funkcijų tobulinimas vyko nuolatos, bet vėlgi funkcijos ypač išsiplėtė sukūrus Lietuvos valstybę, kai bendrinė kalba ėmė funkcionuoti administracinėme gyvenime, pateko į kariuomenę, į mokyklą, į bažnyčią ir visur kitur. Na, čia dar norėčiau priminti, kad XIX amžiaus pabaigoje buvo sukurtas ne vienas bendrinės kalbos modelis. Konkurencinėje kovoje nugalėjo pasaulietinės periodinės spaudos kalbos modelis. Aišku, pagrindus jam padėjo Aušra ir Varpas, bet kitoks modelis plito su Antano Baranausko lietuvių kalbos paskaitomis Žemaičių kunigų seminarijoje Kaune, su jo gramatikos nuorašais per mokinius, kurie leido katalikišką periodinę spaudą. Na ir, tarkim, Žemaičių kunigų, Žemaičių vyskupijos kanceliarijoje
Baranausko rašomosios kalbos modelis buvo naudojamas iki 1908 metų. Pagal Baranauską yra rašiusi ir Liudvika Didžiulienė. Knygos jos išspausdintos kitaip, bet rankraščiai yra rašyti taip, kaip ji išmoko iš Baranausko gramatikos. Nuo Baranausko kiek skiriasi jo mokinio Kazimiero Jauniaus modelis. Jis irgi turėjo savo pasekėjų ir vienas iš jo mokinių, Povilas Januševičius, 20 amžiaus pradžioje išleido 2 lietuvių kalbos gramatikas, kur rėmėsi Kazimiero Jauniaus gramatika. Savo bendrinės kalbos modelius buvo sukūrę ir Jonas Basanavičius, ir Juozapas Miliauskas Miglovara. Tai tik noriu pasakyti, kad 19 amžiaus pabaigoje iš tiesų rašantiems buvo iš ko rinktis. Ne taip, kad tik vienas modelis ir viskas. Ir dabar matyti reikėtų pereiti prie Šatrijos raganos. Tai, kaip visi žinote, ji kilusi iš dvarininkų šeimos, tėvų namuose auklėta lenkų kultūros dvasia ir jos brolį mokiusio Povilo Višinskio paveikta, jis įtraukė į lietuvių tautinį sąjūdį. Petras Avižonis, prisimindamas savo gyvenimą Peterburge, paskutiniuoju 19 amžiaus dešimtmečiu yra minėjęs, kad kai jis prisijungė prie lietuvių studentų draugijos 1895 metais, susirinkimuose Povilas Višinskis skaitė Žemaitės ir Šatrijos raganos apysakas. Jos buvusios parašytos žemaičių tarme, tai tam, kad tiktų varpui, jas reikėjo taisyti, redaguoti. Ir tai darė pats Višinskis ir Petras Avižonis, kaip gerai mokėjęs lietuvių kalbą. Jis buvo baigęs Mintaujos gimnaziją ir ten lietuvių kalbos mokęsis iš Jono Jablonskio. Ir šitai matyti ir iš tiesų ne tik tai iš Avižonio pasakojimo ir iš kitos pusės. Kai Šatrijos ragana atsiuntė Povilui Višinskiui Švento Jono naktį, tai jis jai atsakė, kad perskaitė ją ir ketina perrašęs ir pataisęs rašybą siųsti geriausiam jos raštų kritikui, Avižai. Avižą vadino Avižoniu. O iš Avižonio laiškų matyt, kad jis irgi nurodydavo ir kalbos klaidų, ir stiliaus klaidų, ir dar literatūriškai bandydavo vertinti. Tai pirmieji Šatrijos raganos darbai papuolė į varpą ir varpo pirmame numeryje 1896 metais yra išspausdinta redakcijos žinutė Šatrijos raganai, kad tamstos aukso valandėlė yra atidėta ant tolesnio laiko, vadinasi, varpas buvo gavęs šį jos kūrinėlį. Pirmasis jos straipsnelis išspausdintas 96 metais varpo 5 numeryje, netrukus Ūkininkė 96 metų 8 numeryje. Šios abu leidinius leido ta pati redakcija, tie patys leidėjai, skiriasi tik tai adresatas. Varpas skirtas labiau inteligentijai, o ūkininkas kitai visuomenės daliai. Štai čia kiti dar straipsneliai. 97 metais pasirodė vienas Ūkininkė, paveikslėlis iš gyvenimo. 98-aisiais varpe ir jau Vienybėje lietuvininkų pradedama spausdinti. Ir įdomu tai, kad nuo 900 metų daugiau tekstų buvo spausdinama jau nebe pasauliečių periodikoje Varpe ir Ūkininkė, bet katalikiškos pakraipos periodikoje, daugiausiai Vaižganto redaguotose Tėvynės sarge ir Žinyčioje. Žinyčia vėliau sujungta su Dirva ir tapo Dirva žinynu, tai šitam leidiny irgi buvo išspausdinta keletas tekstų. Spaudos draudimo laikotarpio aš suskaičiavau nuo 900-ųjų, tai Varpe ir Ūkininkė 3 tekstukai išspausdinti, o katalikiškose leidiniuose išspausdinta bene 15. Tai Tėvynės sarga, Žinyčia, Žvaigždė ir Dirva žinynas.
Na, be periodikos Šatrijos raganos tekstų yra papuolusių įvairius rinkinius. Į Amerikoje išleista lietuviška chrestomatija, į įvairius kalendorius, tokius kaip ūkiškasis kalendorius 900 metams, 903 metams, tikrasis Lietuvos ūkininkų kalendorius, katalikiško laikraščio Žvaigždės kalendorius. Žodžiu, tie tekstai sklido ir keliavo pas skaitytojus. Na, spaudos draudimo laikotarpiu buvo išspausdintos 3 knygelės, 2 iš jų Bičių knygelė ir Našlės skatikas išėjo kaip Tėvynės sargo priedai. Na ir Viktutė jau išspausdinta Jungtinėse Amerikos valstijose 1903 metais. Dar yra knygelėmis išleista 2 vertimai, čia aš kalbu tik apie spaudos draudimo laikotarpį. Aventina Neregė ir Šventas Kazimierius. Ir na, šitie vertimai iš tiesų man kažkaip susisieja jau ir su Viktute, nes ten vertimai yra suprantami kaip būdas mokytis kalbos. Tai tarsi ta programa jos pačios irgi atrodo, kad buvo vykdoma, sakykim taip. Dabar rašymas į varpininkų ir Tėvynės sargo leidinius iš tiesų yra labai įdomus, nes tų leidinių kalba kiek skiriasi. Janina Žekaitė yra rašiusi, remdamasi Šatrijos raganos laiškais, kad ji vienai prašė kūrinį skirtą spausdinti varpe rūpininkę, o kitaip Vaižganto redaguojamoje spaudoje. Ir man atrodo, kad ji galėjo taikyti ne tik tai turinį, bet ir kalbą, bet aišku, nėra abejonių, kad ir redaktoriai redagavo jos rašybą pagal savo principus. Tai dėl to iš tų tiek iš straipsnių, tiek iš knygelių išvelgti kažkokių Šatrijos raganos pažiūrų į kalbą turbūt būtų sunku, bet tuometinį jos požiūrį besiformuojančią bendrinę kalbą ir mąstymą apie tą kalbą ir praktinę vartoseną puikiausiai reprezentuoja ankstyviausias jos kūrinio rankraštis, tai yra Viktutė. Rankraštis saugomas Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekoje. Šitas tekstas yra labai dėkingas kalbos istorijai, dėl to, kad tai yra autografas, bet tai yra ne asmeninis tekstas ir jis gali parodyti būtent taikymąsi prie besiformuojančios bendrinės kalbos ir pastangas orientuotis į vieną ar kitą rašomosios kalbos modelį. Na, pirmajame šio rankraščio puslapyje yra dvi datos, matote, 1890 kažkelinti metai ir 1900. Tyrėjai mano, kad galbūt ši novelė pradėta rašyti 93, tuo pat metu kaip ir Šatrijos raganos dienoraščiai. Laiškuose apie novelę buvo užsiminta 1900 metų viduryje, rašyta su pertraukomis ir pabaigoje dienoraščio yra nurodyta 1901 metų data, na, o išspausdinta, publikuota 1903 metais. Tyrėjai, tai yra Janina Žekaitė, teigia ir Ramunė Bleizgienė pritarė jai, kad Viktutė yra artima kuriančiosios laikiškai gyvenimo patirčiai, kad tai yra ryškiai autobiografiškas kūrinys. Brigita Speičytė irgi yra pažymėjusi, kad ankstyvosios kūrybos tekste Viktutė gana akivaizdus autobiografinis pagrindas. Ir Roma Bončkutė taip manė, kad Šatrijos raganos kūrybai būdingos pralaidžios ribos tarp pirminės medžiagos ir pačių tekstų. Tai toks tyrėjų vertinimas man tarsi leistų ir Viktutėje išsakytas mintis apie lietuvių kalbą laikyti ne tik tai literatūriniais, svarbiais personažui atskleisti teiginiais, bet rodytų ir pačios rašytojos tuometinę mąstyseną. Taip pat tvirtintų ir tyrėjo aptarta tuometinė Šatrijos raganų situacija, kad ji paskatinta persiorientuoti į lietuvybę, turėjo įgyvendinti naują programą, išmokti lietuvių kalbos ir ją
viešai vartoti. Na, apie lietuvių kalbą minčių ten yra labai nemažai. Štai rašė, tai mano prigimta kalba ir pažinti ją yra mano priedermė, taip norėčiau išmokti lietuviškai, taip man ta kalba reikalinga, trokštų išsimokinti tos kalbos, nes ir meili ji man reikalinga, Dieve, kaip malonu skaityti gražius veikalus tavo kalboje. Tai emocija čia yra akivaizdi, bet kaip dėl realios kalbos, kuri tuo metu formavosi, dėl bendrinės kalbos, dėl gramatikų galų gale. Tai pavadinimui aš parinkau citatą. Norėčiau praryti visas lietuviškas knygas ir gramatikas ir turiu prisipažinti, kad šito sakinio rankraštyje autografe nėra. Jis yra atsiradęs tik tai spaudinyje. Rankraštyje rašyta tiesiog, kad herojai atrado mokinimui lietuviškos gramatikos ir skaitimui valandėlę. Spaudinys jau yra praplėstas ir iš tiesų, tas praryti, tas žodis yra toks grubokas ir toksai Šatrijos raganai tarsi nenatūralus, greičiausiai kokių redaktorių, gal netgi prirašytas, dabar sunku pasakyti. Bet tai nereiškia, kad Šatrijos ragana nemąstė apie gramatikas. Rankraštyje apie gramatikas irgi yra. Štai 13 puslapį rašė, kad rašyti reikia taip, kaip reikia, gramatiškai. 21 puslapį reikės būtinai gauti gramatiką ir išsimokinti gerai lietuvių kalbos. Dar kitur rašė, pramokau pradžią gramatikos. Tai toks mąstymas iš tiesų yra labai svarbus, nes kalbos vartotojas supranta, kad negali bet kaip kalbėti arba rašyti, kad kalba yra grįsta gramatika ir kalbos reikia mokytis iš gramatikos. Tai, iš tiesų, aš minėjau suvokimą, tą visuomenės suvokimą, kad atsiranda bendrinė kalba, tai čia matome jau tą kitą Haugeno minėtą aspektą kodifikaciją. Tai suprantama, kad lietuvių kalba jau yra kodifikuota ir paremta gramatika ir vartotojui reikia tų gramatikų. Bet, kaip minėjau, pirmąją tą kodifikacinę gramatiką laikoma lietuviškos kalbos gramatika, kuri išėjo tik tai 901 metais. Tai tada kyla klausimas, kokią gramatiką turėjo galvoje Šatrijos ragana. Ir man atrodo, kad tai galėtų būti šitos Petro Avižonio hektografinės gramatikėlės ar kuri nors viena iš jų. Lietuviška gramatikėlė hektografuota 1898-99 metų sandūroje Sankt Peterburge ir trumpas lietuviškos gramatikos konspektas, veikiausiai irgi tokiu pat metu parengtas ir hektografuotas, tik tai kol kas nežinia kur. Beje, šitą trumpą lietuviškos gramatikos konspektą yra suradusi Literatūros ir tautosakos instituto bibliotekos rankraštinė istorikė Olga Mastianica. Iki šiol šitą gramatikėlę, iki tol, kol nesurado, ji nebuvo žinoma. Šitose gramatikėlėse yra pristatytas varpininkų kalbos modelis. Ir, sakyčiau, kad Šatrijos ragana, kalbėdama apie gramatikas, galėjo turėti galvoje būtent šitus darbus. Tai be to, kad Viktutė iliustruoja bendrinės kalbos situaciją, čia yra ir kitų kalbos istorikų įdomių dalykų. Pavyzdžiui, čia yra rašoma, laiškai vyrų daugiausiai rašyti maskoliškomis raidėmis. Tai iš tiesų pas mus vyrauja nuomonė, kad lietuviai kirilikos vengia, nerašė, neskaitė, bet įvairūs įrašai maldaknygėse, laiškai ir štai Šatrijos raganos Viktutė liudija, kad buvo ne visai taip. Ir turbūt reikėtų pereiti prie praktikos, kaip Šatrijos ragana rašė šitą novelę. Iš raidyno aš išskirčiau raides čia ir aš su diakritikais. Šitos raidės buvo būdingos varpininkų leidiniams.
Tėvynės sarge buvo iki 97 metų, bet nuo 97 iki 901 vartoti dviraidžiai simboliai CZ ir SZ. Šatrijos ragana veikiausiai juos išmokusi buvo iš savo pirmų tekstų, kuriuos redagavo varpininkai, ar iš tų gramatikėlių, bet jau buvo išmokusi taip, kad nėra nei vieno suklydimo. Įgūdis jau yra visiškai susiformavęs. Čia galima būtų palyginti su to meto Juozo Tumo Vaižganto laiškais Aleksandrui Dambrauskui. Tai vienam laiške jis rašė vienokias raides, kitam laiške kitokias raides. Ir kas mėnesį vis kitas laiškas ir vis kitokios raidės. Tai Šatrijos ragana čia visiškai apsisprendusi dėl šitų raidžių. Toliau kietajam priebalsiui L žymėti, vartota L be diakritiko, neperbraukta. Tai vėlgi yra tik vienas kitoks atvejis visame tekste. Tai įgūdis irgi jau yra. Šitaip rašė varpininkai, o tėvynės sarge tuo metu irgi vartota perbraukta tradicinė L. Šitame tekste nėra atskiros raidės ilgajam U žymėti. Ir iš tiesų jos tuo metu ir nebuvo nei varpe, nei ūkininkė iki 903 metų. Tik 900-aisiais atsirado Žemyčioj ir 900-ųjų antroje pusėje atsirado tėvynės sarge. Tai iš tų kelių raidžių atrodo ryškesnė orientacija į pasauliečių leidinius, į pasauliečių bendrinės kalbos modelį. Dabar truputėlį apie rašybos principus. Kadangi pasauliečių ir katalikų leidiniai, kuriems rašė Šatrijos ragana, spausdinti kiek skirtingai, tai aš pažiūrėjau būtent tuos atvejus, kurie skiriasi tuose leidiniuose ir palyginau su Viktute. Tai, tarkim, A.E. Kamienų moteriškosios giminės vardažodžių vienaskaitos įnagininko galūnės labai įvairuoja, rašomas su nosinė ir be nosinės, ir net ir su raide E galūnėje, bet čia beveik išimtinai tik tai vardai. Ir tas įvairavimas iš tiesų išlieka apylygiai per visą tekstą, tik į antrąją pusę kiek padaugėja atvejų be nosinės raidės, bet šiaip to įvairavimo vis tiek yra. Kitas atvejis yra daugiskaitos vietininkai, vėlgi su galūne ar ne, be galūnės rašyta varpininkų be nosinės raidės rašyta varpininkų leidiniuose, o katalikiškuose gale žymėta nosinė raidė. Šatrijos ragana rašė abiejai iš pradžių, o maždaug nuo teksto vidurio nosinės raidės dingsta. Paskutinį kartą puslapyje 48. Tai vadinasi apsigalvota. Dar norėčiau parodyti U Kamieno vardažodžių daugiskaitos vardininką. Varpininkai rašė paprastą US galūnę, o tėvynės sarge Žemyčioje rašyta U nosinė. Pavyzdžių yra nedaug. Štai čia yra šešėliai buvo taip aiškus, tokie narsus, be nosinių raidžių, štai drąsus su U nosinė, bet šalia iš to pačio puslapio skanus tokie jau be nosinės. Maždaug nuo 58 puslapio, tai jau persiritus į antrąją pusę, įsivyrauja variantas su nosinė raidė. Šalia ir į Kamieno vardažodžiai, jų daugiskaitos vardininkas su galūne is arba nosinė į, tai su nosinė yra tik vienas žodis parašytas, matote apačioje akys. Ir man atrodo, kad čia yra nosinė, aš nubrėžiau rodiklės į panašius žodžius ir manau, kad tos akys čia lyg ir su nosinė parašyta. Dominuoja vis dėlto galūnė su į ilgąją, tai kaip varpe ir ūkininkė.
o su trumpąja is yra keletas atvejų. Na ir toks dar įdomus dalykas, tariamosios nuosakos trečias asmuo, visur rašyta tu, be nosinės raidės, nors ir varpininkai, ir Vaižganto redaguotose leidiniuose buvo rašyta jau u nosinė. Tai apibendrindama galėčiau sakyti, kad rašybos principai buvo sunkiau pastebimi ir sunkiau įvaldomi negu raidynas, todėl įvairavimo daugiau. Bet vėlgi, man atrodo, kad čia artimiau yra varpininkų leidiniams, nes daugėja įnagininko variantų be nosinės, taip pat daugiskaitos vietininko. Tų atvejų, ypač antroje teksto dalyje, padaugėja. Na, jeigu būtų orientuotasi į tėvynės sargą, matyt ir į kamieno vardažodžių daugiskaitos vardininkas būtų rašomas su į nosinę, o to nebuvo. Na ir dabar turbūt sudėtingiausia, ta dalis, kuri man buvo sudėtingiausia, tai yra Šatrijos raganos Viktutės tarminis pamatas. Tai kaip visi žinote, Šatrijos ragana gimė Medingėnų dvare Plungės rajone, augo Labūnovoje Kelmės rajone, vėliau Užventyje ir tai yra pietų žemaičių tarmės plotas. Roma Bončkutė rašė, kad rašytoja jaunystėje dažniausiai su tarnais ir valstiečiais kalbėdavusi žemaitiškai ir kiti tyrėjai tą patį liudija, tai lietuviškai jį matyt mokėjo, šnekamąją kalbą, nors šeimoje ir kalbėjo lenkiškai. Ir amžininkų prisiminimai rodo, kad ta kalba jai buvo bendrauti lengviau ir prasčiau. Tai, kad autorė buvo įpratusi labiau kalbėti žemaitiškai, o ne vakarų aukštaičių patarme, mums iš tiesų geriau parodo jos bendrinės kalbos suvokimą. Iš tiesų, Viktutė šio požiūriu yra gana sudėtingas tekstas, nes žemaitiškų formų yra tikrai nemažai ir labai lengva pasiklysti beieškant, kaip Šatrijos ragana rašė, ar labiau žemaitiškai, ar labiau aukštaitiškai. Tai aš čia pabandžiau pasinaudoti Giedriaus Subačiaus sudarytą žemaitiškų ypatybių pastebimumo patiems žemaičiams hierarchiją. Aišku, šita hierarchija buvo skirta XIX amžiaus pradžiai, tai XIX amžiaus pabaigoje jau situacija buvo kitokia, nes jau buvo pasirinkta kita tarmė bendrinės kalbos pagrindu, tai buvo leidžiamos įvairios pasaulietinio turinio knygos, į ją orientuotis pradėjo ir maldaknygių leidėjai. Be to, Šatrijos ragana matė, kaip jos tekstus redagavo varpininkai. Tai jei tas žemaitiškas ypatybės atskirti ir jų vengti turėjo būti lengviau negu XIX amžiaus pradžios turbūt žemaičiams. Kita vertus, pats Subačius šitą hierarchiją yra taikęs ir XIX amžiaus paskutinio dešimtmečio tekstams, tai dėl to ryžausi ir aš pabandyti, kas čia išeitų. Tai pagal žemaitiškų ypatybių pastebimumo patiems žemaičiams hierarchiją, ypatybės yra suskirstytos į 3 grupės. Lengviausiai, vidutiniškai ir sunkiausiai žemaičiams pastebimos jų tarmės ypatybės. Ir jeigu žemaičiams lengviausiai pastebimos ypatybės kokiame tekste yra ne žemaitiškos, o jau aukštaitiškos, tai reiškia, kad sąmoningai stengtasi rašyti aukštaitiškai. Tai, na ir pažiūrėkim, kaip tas ypatybės pastebėjo Šatrijos ragana. Iš žemaičiams lengviausiai pastebimų ypatybių. Pietų žemaičių turimas ilgasis į atitinkantis aukštaičių dvibalsį į. Žemaitiško atveju Šatrijos raganos tekstas yra vos keli. Naujinas, naujynų, o dominuoja aukštaitiškas variantas su į. Ir kad sąmoningai vengta to žemaitiško į liudija tokie hipernormalizmai arba persistengimai, tai yra aukštaitinimas ten, kur iš tiesų nereikėtų aukštaitinti. Ir ypač gražiai matosi priešdėlis pri, kur žemaičių tarmėje turimas pri,
Ir Šatrijos ragana jį suprasdama kaip žemaitišką, jį aukštaitina ir praktiškai be jokių išimčių visur aukštaitina ir visur rašė prie. Dar viena ypatybė yra pietų žemaičių ilgasis U atitinkantis aukštaičių uo. Vėlgi Viktutėje dominuoja formos su aukštaitišku uo, bet yra šiek tiek ir žemaitiškų grūdžio, jūgdama, šukūdama, nors labai nedaug. Ir šiuo atveju irgi yra tų persistengimų hipernormalizmų. Judošystė jie atstato į aukštaitišką juodošystę, grūdus į gruodus, nusideda į nuosideda. Žodžiu, visaip aukštaitina ir dar vieną pavyzdį iškirpau, buvo parašiusi juodėjimuose ir paskui susiprato, kad čia gal neteisingai suaukštaitina ir tą O išbraukė, kad liktų judėjimuose. Dar viena žemaičiams lengvai pastebima ypatybė yra aukštaitiškų ai vienbalsinimas. Tai čia Šatrijos ragana rašė visada aukštaitiškai, žemaitiško varianto nėra nei vieno. Kita ypatybė yra O ir U kamienų vardažodžių, vienaskaitos naudininkas, žemaičiai turi galūnę U, aukštaitiškai būtų uo, tai galūnės visur yra ne žemaitiškos, o aukštaitiškos. Tai štai žemaičiams lengviausiai pastebimos ypatybės beveik neįvairuoja, visada stengiamas rašyti aukštaitiškai. Dabar iš vidutiniškai pastebimų ypatybių. Žemaičių I atitinkantis aukštaičių E, tai atrodo, kad Šatrijos ragana šitas ypatybės pastebėjo vidutiniškai. Štai čia matote pavyzdžių žemaitiškų, puosėje, susimėlėkit pėdų. Ir šaknies tėv žodžiai yra dažniau rašomi žemaitiškai, dažniau yra tėv. Dėk, tai yra dėkui, dėkoti, dėkavoti yra irgi dažniau žemaitiškas, apylygiai. Bet daugumos kitų žodžių vis dėlto dažnesni yra aukštaitiški variantai. Tai ir bėdavoti arba bėda. Ir mėg, tai yra mėgti, mėgstu, žodis vėlai, veiksmažodžiai su šaknimis sėd yra vien tik tai aukštaitiški, priesaga ėti irgi yra visur tik aukštaitiška. Tai pastangas aukštaitinti vėlgi rodo ir hipernormalizmai, tai yra miestas, niekas, niekados, kur stengtasi atstatyti aukštaitišką E, ten, kur, iš tiesų jo nebuvo. Tai šitą ypatybę Šatrijos ragana irgi pastebėjo ir stengiasi jos vengti. Dar viena ypatybė yra žemaičių esamojo laiko trečiojo asmens forma. Žemaičiai ją trumpina. Čia yra keletas pavyzdžių. Tai, iš tiesų čia yra daugiau įvairavimo gal, bet, tarkim, veiksmažodis turi apie 70 kartų yra su galūne ir tik 4 kartus be galūnės tur. Duoda irgi kur kas dažnesnis negu trumpas. Ir vėlgi, intencija aukštaitinti išduoda hipernormalizmai. Žemaičiai trumpina ir sako tyl, vis tyli, tai Šatrijos ragana pridėjo galūnę, tik ne visai tą, kurią reikia. Arba švilpk, išbar, tik, neloš. Žodžiu, jis stengiasi pridėti tas galūnės, tik ne visada buvo aišku, kokias reikia pridėti. Iš tų pačių vidutiniškai pastebimų ypatybių dar yra daugiskaitos naudininkas. Žemaičiai turi galūnę ims. Ir čia jau dažnesni yra aukštaitiški atvejai. Tarkim, tas vidurinis pavyzdėlis visiems, aš nesu tikra, ar ta jie yra įrašyta, yra įrašyta iš karto rašant, ar vėliau taisyta, bet paskutinėme pavyzdėlėje tai tikrai visiems yra įterpta.
Na, apie taisymus to rankraščio, tai turbūt atskiras tyrimas galėtų būti, kas ir kaip ten ką taisė. Toliau dar viena ypatybė daugiskaitos vietininkas. Žemaičiai turi galūnę use vietoje aukštaičių uose. Na, ir iš tiesų dominuoja aukštaitiški variantai. Man iš tiesų buvo įdomus tas toks ilgesnis, matote, iškirptas per vidurį pavyzdys namuose prigulinčiuose, kur parašyta net ir su nosine. Tai toks variantas yra vienintelis, šiaip nosinės tengi nerašydavo. Dar vienas pavyzdys, tai yra liepiamosios nuosakos formos suformantų. Tokių žemaitiškų formų viktutėje visiškai nėra, vien tik tai aukštaitiškos, nėra žemaitiško būkite, tik tai aukštaitiškai būkite. Na ir dabar turbūt jau reikėtų parodyti sunkiausiai pastebimas ypatybės, ir tai irgi yra labai įdomu. Žemaičiai sunkiai pastebi, kad jų įvardžių daugiskaitos galininkas yra kitoks negu aukštaičių, jie turi galūnę us, aukštaičiai uos. Ir tarkim, kuris ir tas, tai yra kurius tus, yra tik tai žemaitiškai rašyta, juos yra keletą kartų parašyta aukštaitiškai, o šiaip jau rašyta žemaitiškai. Tai šitos žemaičių ypatybės Šatrijos ragana nepastebėjo. Na ir dar viena sunkiai pastebima ypatybė yra tariamosios nuosakos pirmo asmens formos suformantų čio, žemaičiai sako būčio, galėčio. Tai tokiu atveju tekste iš tiesų nėra, išskyrus tą vieną, kurį čia iškirpau, būčiau priesiklausiusi, ir tai yra taisymas. Matote, vadinasi, na, tas taisymas toksai impulsyvesnis, matyt, ir prasprūdusi ta žemaitiška forma. O šiaip jau tariamosios nuosakos pirmo asmens formos yra rašytos aukštaitiškai. Tai taikant šitą žemaitiškų ypatybių pastebimumo žemaičiams metodą, prieinam prie išvados, kad Šatrijos ragana kalba aukštaitino, nors ir prasprūdo labai nemažai žemaitiškų formų ir iš pirmo žvilgsnio iš tiesų gali pasirodyti, kad jinai rašė labai žemaitiškai. Sintaksė ir leksika irgi turi žemaičių tarmės bruožų, negaliu šito praeiti. Konstrukcijos pas su kilmininku, pas daktaro, pas lapinų, pas tėvų, pas žmonių kitaip ir nebuvo parašyta. Arba 1 valandoj, 9 valandoj, kūčių dienoj, na, žemaitiškos konstrukcijos. Ir žodynas, dainuoti, dovanoti, dovanos, drabužis, gyvolys, tai yra žemaitiški žodžiai. Na, šitą tekstą tyrusi Ramunė Bleizgienė jau yra pastebėjusi, kad šitam tekste yra daug lenkybių, kad žodžių tvarka yra neįprasta, kad lenkų kalba yra labai, labai paveikusi. Ir iš tiesų rašomoji kalba tuo metu dar tik tai kūrėsi, tai kitokia ji nelabai ir galėjo būti. Už tai ir labai daug skolinių, bet tiesiog tokia ta kalba buvo, tų žodžių kitų nebuvo. Kažkokias tarminės formas Šatrijos ragana galėjo rinktis, jeigu pastebėjo, ar rašyti žemaitiškai ar aukštaitiškai. Tuo tarpu žodžių nelabai gali pasirinkti. Bet vėlgi yra matyti jos pastangas keisti kai kuriuos žodžius. Štai literos yra pakeistos raidėmis, adynos pakeistos valandomis. Man labai patiko virtoja žodžiui lenkiškam kucharka ten ar kažkoksai tai sugalvotas naujas virtoja labai. Paskui pieštuku buvo ištaisyta jau į virėją, bet tas pirmas variantas virtoja labai gražus. Na, kur visai jau pritrūko žodžių, tai tiesiog buvo rašoma lenkiškai ir matyti tikintis redaktorių pagalbos, kad jie ištaisys. Na ir visai pabaigai, tai kalbos požiūriu šitas rankraštis labai skiriasi nuo išspausdinto varianto ir to rankraščio virsmas spaudinio iš tiesų puikiai
iliustruoja norą moderninti kalbą, orientuojantis į bendrinę kalbą. Ir man netgi iš dalies susisiejo su Maironio Pavasario balsų redagavimu, tie taisymai, žodžiu, prirašymai įvairūs. Tai, labai gražus pavyzdys, kaip buvo moderninama ir kaip buvo taikomasi prie tos bendrinės kalbos. Tai labai ačiū klausytojams už dėmesį. Jūs vėl vienas matau, žiūrovas čia kamino, kad tokias garsas, ar jūs gerai girdite dabar? Čia pradžioje. Ačiū labai tokį išsamų pranešimą. Naudojant savo kaip moderatorė ir dar neklausiu, ar turi kas man kitas klausimų. Man įdomu klausti apie tą rankraštį, kurį jūs analizuojate. Žinau, sumanymai išleisti atskirą knygą, pristatyti įvairias, rankraščius. Gal galit man tiems kada mes knygą. Aš perduodu klausimą. Su manimi perduoti tą klausimą. Gerai, tai tada mikrofoną perduodu daktarei Ramunei Bleizgienei. Sunkus labai klausimas, jis darbas vyksta. Yra pirmas perrašas mano atliktas, Jurgita jau jį peržiūrė ir ten yra tikrai pastabų, ten reikia apsispręsti iš tiesų dėl daugelio dalykų. Žodžiu, tai ir sunku dabar, tiesą sakant, atsakyti šitą klausimą. Turėtume išleisti, kai jau atliksim pagrindinius tyrimus, aš gal, nežinau, kartu apsispręsim, ar kaip tą perrašą pristatyti, nes iš tiesų, bent aš, nežinau, Jurgita gal patikslins, aš tai matau to autografo 3 sluoksnius. Yra pirmas toks užrašymas ir to užrašymo metu atlikti taisymai, tada yra antra peržiūra to autografo ir dar yra 3 peržiūrėjimas. Tai iš tiesų atspindėti, rengiant autografą visus tuos sluoksnius, kad tai ir matytųsi ir būtų aišku ir būtų naudinga ir suprantama skaitytojui, tai iš tiesų tai reikalauja tam tikrų sprendimų. Tai ką iš tiesų mes norime parodyti, kas bus tas pirmasis tekstas, ar tas pirminis užrašymas ir tada tik tai vėliau ten kažkaip žymėti tuos kelias sluoksnius taisymus, ar mes norėtume parodyti tą galutinį variantą ir tada kažkaip pirminis variantas kažkur ten kitaip bus atskleistas. Žodžiu, tai yra tokie tekstologiniai rimti sprendimai ir iš tiesų, man džiaugiuosi, čia vis tiek reikia dar kartą sakyti, kad nutiko nuostabus dalykas, kad apskritai tas autografas atsirado. Ir aišku, įsivaizduoju, kad tai yra dargi vėlgi darbas, būtų dar ir palyginti šį autografą su kitais išlikusiais jos ankstyvųjų tekstų rankraščiais, tiek laiškų, tiek pirmųjų tų kūrinių, nes jie yra kai kurie išlikę, tai taip pat būtų galima galvoti ir apie to autografo vietą jos ankstyvosios kūrybos kontekste, tiek literatūrinė prasme, tiek kalbinė prasme. Tai, žodžiu, tai yra toks darbas, kurį mes jau pradėjom daryti. Aš labiau domiuosi tą literatūrinę to pasakojimo pusę, o štai Jurgita tyrinėja tą kalbinę rankraščio. Bet pasakyti, kada dar būtų toks ankstyvas metas apie tai kalbėti. Kągi, tai tada belieka mums nekantriai laukti. Klausimų, ar turite, Jurgitai? Jei neturite, turi. Man tai tiesiog įdomu, kadangi Jurgita yra tyrinėjus ir kitų mūsų rašytojų kalbą, ir Didžiulienės, ir Maironio, ir Silvestraičio. Tai man tiesiog būtų įdomu pasižiūrėti, kaip jos ta kalba, Viktutės kalba, kaip atrodo tam rašytojų kontekste,
gal keletą. Aš tai tikrai sakyčiau, kad Šatrijos ragana priklausė tai pirmai bendrinės kalbos priėmėjų grupiai, nepaisant to, kad ta žemaičių kalba gal nebuvo tarmė, nebuvo ten gimtoji, o labiau kalbėjo lenkiškai šeimoje. Šiaip gal niekas nesusidūrė iš tų, mano bent jau tų autorių su tokiu ryškiu tarmių skirtumu. Nes dauguma tų autorių buvo kilę vis tiek iš tos vakarų aukštaičių tarmės ploto ir jiem nereikėjo tiek ieškoti skirtumų. Didžiulienė apskritai jinai turėjo Baranausko gramatiką ir labai gražiai matosi, kad jinai tiesiog rašė ir jos vyras rašė pagal Baranauską. Skaito ir mokosi ir išmoksta. Taip. Sunku pasakyti, čia matyt kaip kas kiekvienas, mes tik tai galim paėmę tą tekstą identifikuoti, su kuo gali būti, kokių tapimų daugiau ir iš ko galėjo būti mokamas. Iš raidžių, iš galūnių galim pasakyti, bet iš tos gramatikos pasižiūrėjo ar iš tos ar... Bet aš galvoju, dar čia tiksliai tą klausimą, aš Man atrodo, Roma Bončkutė yra rašiusi, kad, pavyzdžiui, Šatrijos raganos kalbai didžiulę įtaką turėję Simono Daukanto raštai. Ir ne yra toksai spėjimas, o kaip pačiai atrodo. Nes aš įsivaizduodavau, kad, čia galbūt žmogus pagal save sprendė, kad paprasčiau man būtų turėti, tarkim, varpo tekstus arba ten aušros ir žiūrėti į parašytus atvejus ir pačiai rašyti, o negu kad būtų pasidėjus gramatiką ir pagal gramatiką mėginti tą tekstą kažkaip užrašinėti. Tai man būtų įdomu, pavyzdžiui, kaip pačiai atrodo ten tiesiog ir tekstų jau tam tikrų įtaka, ne tik, tarkime, gal ir gramatikos. Čia plėščiau tą savo klausimą. Taip, iš tiesų aš pastebėjau tokį įdomų dalyką. Žemaičiai tradiciškai iki XIX amžiaus pabaigos tą aukštaičių balsį į, kurį jie tarė jie jį žymėjo ilgąją raidę į. Tai yra trumpa, koks nors, nežinau, tik šakny būtų parašyta su į ilgąją. O ten, kur aukštaičiai turi balsį į ilgą, žemaičiai rašė raidę tą trumpąjį į žyminčią. Truputėlį ten apsikeičia taip. Ir aš šitos ypatybės radau ir Šatrijos raganos Viktutei. Ir dabar galvoju, kaip jinai amžių sandūroje galėjo rašyti taip, kaip, tarkim, XIX amžiaus vidury rašė žemaičiai. Nes nei varpe jau šito negalėjo rasti, nei nežinau, Tėvynės sarge negalėjo rasti, nei tose gramatikose mano. Kaip jinai galėjo taip rašyti? Ir iš tiesų veikiausiai, kad tai yra iš Daukanto darbų. Aš kito paaiškinimo tai neturiu. Tiesiog ir net matyti, kaip jai sunku atskirti, kada rašyta ilgai garsą žyminčią raidę, kada trumpai. Bet akivaizdžiai matyti ta tokia tendencija, ta žemaitiškų XIX amžiaus pirmos pusės vidurio raštų. Būtent balsio įžymėjimai. Dar vienas klausimas, jeigu jau kalbam apie kalbos kodifikavimą ir kalbos vartotojų požiūrį į tą besikuriančią bendrinę kalbą. Šiandien visai atsitiktinai atradau Vaižganto laiškuose, o kaip žinot, Vaižgante galima rasti viską, ką nori. 1905 metų laiškas, jisai rašo onai Pleirytei apie Vilniaus žinias. Cituoju, Vilniaus žinių kalba sunkoka. Žmonės dantį griežia, bet visgi skaito, kaip važiuodami per suartą, o ne kietą dirvą. Ilgainiui pripras. Bet tai kalba brangi, filologo, skliausteliuose įrašo pono Jablonskio, kritiškai taisoma ir mes privalome prie jos taikytis, jos iš Vilniaus žinių mokytis. Klausimas iš dviejų dalių tada būtų. Kas yra to laikotarpio kalbos vartotojai toksai
autoritetas, kuriuo sekama, ar galbūt jų yra keli, ir ar jums yra tekę aptikti kalbos vartotoją ar vartotojų, kurie priešinasi tam kodifikavimui, kurie, na, sako, vat, čia mano prigimtinė kalba ir aš taip noriu kalbėti, o ne kažkokia primesta man kalba. Matyt, kad amžių sandūroje tai tų besipriešinančių nelabai buvo, nes buvo ta stadija, kai reikėjo tos kodifikacijos ir reikėjo kažkokio taisyklių rinkinio, kaip čia mums visiems vienodai, nes buvo svarbu, kad būtų visiems vienodai, kad galėtų ir žemaitis, ir aukštaitis, ir susikalbėti, ir perskaityti vienodai, ir buvo svarbus tas vienodumas. Nepriklausomybės laikotarpiu taip, jau tada atsirado visokių ten tų srovių ir konkurencijų. Na, o Jablonskis, tai iš tiesų jis buvo autoritetas, bet jis labai buvo kai kurių nemėgstamas ir tikrai tai nereiškia, kad visi pripažino ir visi tikrai darė taip, kaip Jablonskis nurodė. Tai aš rodžiau tą Petro Kriaušaičio pasirašytą lietuviškos kalbos gramatiką, ir ji yra laikoma kaip kodifikavusi, bet ji išėjo 901 metais, o Žemaičių vyskupijoje iki 908 metų rašė taip, kaip Baranauskas, o ne taip, kaip Jablonskis liepė. Tai tas jo autoritetas toksai, na, gal daugiau pasaulietiniams leidiniams jisai buvo aktualus. Bet buvo ir kita visuomenės grupė, kur galėjo ar nepriimti. Žinau, kad čia tų klausimų bus ne vienas, bet aš bijau, kad būt labai nusitęs. Aš kaip laisvės klausytojas, tada gal taip, kai kurie gal taip naivokai nuskambės, jeigu ką tai atsiprašau. Čia dar iš pirmos dalies norėčiau paklausti, ten, kur buvo toks kaip ir įžanga savotiška. Jūs paminėjot, kad va, čia Lietuvoje, tarp lietuvių, ta tapatybė tokia, jinai, na taip, tarsi įsiprasmino per kalbą. Bet aš taip pagalvojau, tai gal čia nėra jokia išimtis, o veikiau taisyklė bendra, kadangi turbūt man sunku prisiminti, tarkim, Europoje tautas, gal tik išskyrus galbūt, nežinau, airius, pas kuriuos taip susiklostė, kad jie kažkaip tą tapatybę ne per kalbą kažkaip įsiugdė, o kas liečia Vidurio Europą, ten Balkanų šalis, taigi atrodo visos ten tos tautos kažkaip savo kalbą tai išsaugojo, jos kažkaip ne per kitus ten kažkokius tai veiksnius ten išsaugojo, atgaivino savo tą tapatybę. Tai tautiniai sąjūdžiai, jie buvo bendri visoje Europoje vyko ir aišku, kad tie išsilavinę lietuviai, kurie skaitė, kurie domėjosi, kurie važinėjo, kurie studijavo užsienį ir jie visą tai matė. Ir to pačio siekė čia šitam krašte, savo gimtam krašte. Tai jeigu kalbėsim apie inteligentų indėlį. O valstiečių, tai aišku, jiems laisvėjant, panaikinus baudžiavą, jau tada nebepriklausai jokiam aristokratui, o vis tiek ieškai, kas tu esi, ar ne atsakymą. Ir, na, jisai ir ateina natūraliai, kad turbūt taip, kaip tu kalbi, tai tas tu ir esi. Kaip pavyzdys, jiems kažkaip nesutrukdė tai, kad jie pamiršo savo kalbą, jiems kažkaip nesutrukdė prisiminti, kad jie yra airiai vis dėlto kažkaip. Ta prasme. Čia dabar kitas būtų toks irgi, galbūt susijęs kažkiek su tuo, neatrodo kartais, kad vis dėlto tautoms, kilti tautiniams sąjūdžiams, reiškia tam atgimimo bangai prieš 100 metų, paradoksaliai kažkaip vidurio rytų Europos ta politinė tokia kaip ir tvarka, ir visos tos realijos, jos kažkaip
palankesnės vis dėlto buvo, reiškia, nes mes tarsi taip orientuojamės va čia į tą vakarų civilizaciją, bet bent jau mano nuomonė, tai kaip tu ten besauksi, bet vis dėlto tautos, mažos tautos, ypač kurios valstybės galbūt neturėjo niekada arba labai ilgai, tai ir tuomet, ir dabar vat, visos vakarų Europoje, kurios ten tokios mažumos gyvuoja, geriau ar blogiau, tai beveik be išimčių, jeigu tos pačius arius prisiminti, tai jos visos ir liko be savo valstybingumo iš esmės. Ar tai būtų škotai, ar tai būtų baskai, ar tai būtų ten kokie sorbai. Taip sakant, visos vidurio vakarų Europos tautos, jos taip ir liko tokiam, reiškia, o čia, kur tokia buvo jau arčiau ta tokia rytų įtaka, tai kaip nekeista, bet daugelis tautų kažkaip pasiekė savo tikslą ir valstybingumą ir savitumą atgaivino ir išsiugdė. Aš matau, kad yra klausimas atsiradę išklausyti. Galim gal garsiai perskaityti. Turėčiau klausimą. Šatrijos ragana rašė viešai spaudai. Šatrijos ragana žinojo, kad jos kūrinys bus Šatrijos ragana stengiasi taikytis prie besiformuojančios lietuvių kalbos taisyklių. Koks asmeninėje korespondencijoje santykis tarp lietuvių ir lenkų kalbos? Nepakomentuosiu, Olga, kol kas. Tikrai kol kas negaliu atsakyti šitą klausimą. Kol kas mes su Ramune prapuolusios su Viktute, Tiesiog galima pasakyti, matyti, kad iš pradžių apsitai jinai rašo labiau lenkiškai, tas pramaišiui eina abi kalbos. Tai ten kalbėti, kad aš manau, kad ten dar vis kitas dalykas, nes jinai daug anksčiau pradeda rašyti laiškus ir jinai rašydama laiškus irgi mokosi lietuvių kalbos. Ir ten toksai, ir turbūt greičiausiai, dabar mano toks irgi, aš netlikau tyrimo, bet spėjimas, kad tai pamažu mažėja lenkų kalbos, daugėja lietuvių, bet iš pradžių tai yra visiškai, aš manyčiau, netgi labiau dominuojanti lenkų ir ten po truputį taip daugėja lietuvių kalbos. Tai, tokia ten, sakykime, jeigu kalbant apie lietuvių lenkų kalbos tą vartoseną, o dėl bendrinės kalbos, tai taip, čia įsivaizduoju, kad tai vėl būtų visai dar kitas tyrimas. Nežinau, ar verta, nes gerai, tai apie bendrą gal tą visą, galiu dar paklausti iš bendrų tokių, tos bendros dalies pirmosios, tai gal čia labai žinoma jau čia visiems esantiem, bet man tai gal nelabai, kad dėl ko ir maždaug kada, reiškia, Lietuvoje vis dėlto, jeigu taip galima pasakyti, laimėjo čekišką lietuvių kalbos rašybą prieš lenkišką ir gal galit kažką tokio įdomesnio papasakoti apie tai, kas ten dėjosi aplink visą tą procesą. Čekiška, jūs turite galvoje raides su varnelėmis C, Z, S ir Z. Iš tiesų tai yra, sakyčiau, varpininkų galutinis sprendimas. Aušroje buvo bandyta šitas raides įdiegti Basanavičiaus, bet taip išėjo tik vienas Aušros numeris iš visų tų 4 metų. Man atrodo, 83 vienas numeris tai buvo išleistas, o paskui sugrįžta prie tos tradicinės lenkiškos rašybos. Tai varpe varpininkai įsivedė, bet ten irgi yra labai įdomus atvejis, kad varpe jie įsivedė, bet ūkininkė, tai yra jų leidinys valstiečiams, ten dar berods 2 metus buvo išlaikytos tos tradicinės lenkiškos raidės. Ne čekiškos, tarsi bandoma visuomenę tik tai kažkaip po truputį pratinti apskritai prie tos rašomosios kalbos tokios. Ir Tėvynės sargas elgėsi irgi lygiai taip pat.
kai berods 900 metais jie irgi perėjo prie tos čekiškos rašybos, taip kaip ta Jablonskio lietuviškos kalbos gramatika buvo išspausdinta. Tai pirmiau jie išleido žinyčią savo inteligentams skirtą laikraštį su tom čekiškom raidėm ir tik taip po kažkiek numerių jau pabandė ir kitai visuomenės daliai pristatyti. Tai aišku, kad pradininkas laikytinas Basanavičius, bet jam nepavyko įdiegti, o po to varpininkai. Ir Jablonskis, aišku, su savo gramatikom. Tai, žinoma, kovojant dėl to spaudos draudimo panaikinimo, norėjosi įrodyti, kad lietuvių rašyba yra kitokia, raidynas yra kitoks negu lenkų. Ir esą, čia jisai visiškai kitoks. Aišku, buvo ten ir tokių populiarių paaiškinimų, kad tos raidės užima daugiau vietos, o šitos raidės užima mažiau vietos. Tai, bet esminis buvo parodyti, kaip lietuvių kalba skiriasi, lietuvių kalbos raidynas skiriasi nuo lenkų ir kad tas lietuviškos spaudos draudimas yra nepamatuotas. Nes, maždaug mes to ryšio su tais lenkais tiek neturim, kiek mano valdžia imperijos. Tada toks kaip ir klausimas iš jūsų atsakymo, reiškia, jau liktai neketinau klausti, bet tokia daugiau tariamoji galbūt nuosaka būtų. Tai kaip jūs dabar galvojat, reiškia, kaip pažiūrėtų Šatrijos ragana, tas pats Basanavičius, Jablonskis, kaip jie pažiūrėtų į dabartinę mūsų tokią politiką savotišką, nėra čia kažkoks žingsnis atgal, tas mūsų prieš porą metų tas tarsi vėl įvestas toks, kaip sako, atgalinis stabdis, kas liečia tam tikrą prasme lenkiškų raidžių sugrąžinimą, tarkim, asmens dokumentus ir panašiai. Tai mes, kaip turėjom dabar tas raides, tai taip ir turim leistą asmenvardžiuose. Į mūsų šiaip įrašomą į bendrinę kalbą, tai tos raidės neatėjo. Kaip jie pažiūrėtų dabar, tai man sunku pasakyti. Bet jeigu tuo metu būtų pasikeitę, vėlgi, kažkoks kitas autoritetas būtų pasiūlęs kitas raides. Vėlgi tas, kas turi autoritetą tuo metu, tai tas ir diktuoja sąlygas. Iš tiesų, tas, kas skleidžia savo modelį, tas ir parodo. Apie tai, kaip jie žiūrėtų į čia mūsų šitus laikus, tai labai sunku pasakyti. Irgi dar turiu vieną klausimą dėl taisymų, nors pati neėjai į tą lauką taisymų, nes, kaip suprantu, tai dar visai kitas darbas būtų, bet tiesiog aš atsiminiau, beklausydama pranešimo, kiek esu rašysi apie Žemaitės raštų taisymą, ten yra ta ilga diskusija dėl Jablonskio įtakos ir kaip jis ten, aš pati aišku, irgi netlikau tyrimo, rėmiausi kitų, kad kartais ir tie Jablonskio taisymai buvę pertekliniai, nes jisai ten ne tik tai gramatiką taisė, bet ten ir stilistiką ir keitė žodžius savo nuožiūrą ir panašiai, kur tikrai ten atrodo keistokai tie taisymai, bet įdomu, kad buvo atkreiptas dėmesys, kad pavyzdžiui Žemaitė labai įdomiai elgėsi, jinai atsižvelgdavo į taisymus jau toliau rašydama, bet palikdavo ir senas formas ir jinai, žodžiu, irgi pramaišiui vartodavo ir savo tas įprastinės ir kartu jau įvesdavo ir taisymus, jinai tarsi juos atsižvelgdavo, bet neatsisakydavo ir senos, sakykime, rašybos. Iš tavo pranešimo man susidarė įspūdis, kad Šatrijos ragana taip nuosekliau jau, jeigu jinai persimdavo tą taisyklę arba rašybos kažkokią normą, sakykime, tai jau jinai jos nuosekliai ir laikydavosi. Įdomu būtų, aišku, pasižiūrėti, kaip jinai pati paskui reagavo į tuos taisymus, nes kaip ir pati minėjai, tas publikuotas Šatrijos raganos Viktutės, tas 3 metų jau leidimas, kad labai stipriai skyrėsi nuo autografo, tai vis tiek ją turėjo veikti jos pačios tie jau redaktorių atlikti taisymai, kaip jinai juos perėmė, ar nuosekliai jų laikėsi, apie tai būtų mano klausimas.
Tai būtų įdomu pažiūrėti laiškuose ar kažkokiuose ego dokumentuose, ar yra kažkokių liudijimų, kaip jinai tai reagavo. Ar jinai iš jų mokėsi, iš tų taisymų ir juos taikė, ar ten labiau pyko, nes yra iš tarpukario ten jos laiškų, kad žodžiu, nieko neleidžiu taisyti, tik tai kalbos klaidas. Net žodžių neleidžiu taisyti. Tai tiesą sakant, man tas jos neleidimas taisyti leksikos kažkaip susisiejo ir galvoju, ar tik tuo metu nebuvo kažkokios ten srovės, krypties, kuri, tiesiog tą autentiką norėjo išlaikyti, bet aš pati nesu specialiai žiūrėjus to laikotarpio, tai kol kas negaliu pakomentuoti, tai gali būti dėl to, bet o kad Jablonskis taisė drastiškai, tai čia jau taip, čia matyti iš Viktutės labai, aš nežinau, ten ne jo turbūt redaguota. Nors vėlgi, ką noriu pasakyti, kad ką reikėtų žinoti, kalbant apie Viktutę, kad tarkime dabar tą variantą, kurią mokyklose skaito mokiniai, tai yra iš tarpukario leistų raštų, kur galima sakyti, iš esmės pati jį perrašė tą kūrinį ir ten tikrai yra dar didesnės redakcijos ir jau tikrai, galima sakyti, tikrai labai ir bendrinė kalba ir visos formos pasikeitė ir visa ką. Ir kad ir tas mūsų sumanimas, tarkime, leisti autografą ir galbūt 1903 metų tą leidimą, kad tiesiog supažindinti ir akademinę bendruomenę, ir plačią visuomenę su ta kūrinio, sakytume, istorija, nes mums iš esmės yra pažįstamas tarpukarinis leidimas. Iš tiesų daugelis, manau, kurie nesusiduria su šitom kūriniu ir tais ankstesniais leidimais net neįsivaizduoja, kaip realiai, tarkime, jis pradžioje atrodė ir kokį kelią iš esmės jisai yra nuėjęs tas kūrinys. Labiau apie kalbos taisymą? Aš sakyčiau, visų lygmenų taisymas. Čia tada klausimas, kas yra autentiška, nes jeigu pati autorė perrašė tą kūrinį, tai mes negalime jo laikyti neautentišku, bet tiesiog tai yra kūrinys, kaip, sakyčiau, panašiai kaip Jurgita ir minėjo, kaip Pavasario balsai, kuris ir turi tą istoriją, tuos etapus skirtingus ir mes tada galėtume įvairiais tais pjūviais į tą istoriją pasižiūrėti. Beje, kai kreipiausi konsultacijų į profesorių Subačių, tai jo siūlymas iš tiesų ir buvo ne orientuotis nei popierinį variantą, nes iš tiesų tai yra, tiesiog tada pasidaro toks, mano galva, aš nežinau, gal Jurgita kitaip mato, toks grandiozinis toks aparatas sudėtingas. Ir galbūt ta elektroninė versija kažkaip palengvina atskleisti tuos, tarkime, taisymų, tuos sluoksnius ir panašiai. Nežinau, kaip Jurgita ką pati apie tai galvotų. Be abejo, tie Pavasario balsų tas archyvas, jis yra pats patogiausias ir pats dėkingiausias atskleisti viską. Bet prisidėjo rengiant tuos Pavasario balsus tą elektroninę versiją. Aš tik tai noriu pasakyti, kad tai yra labai sudėtingas darbas. Iš tiesų, ten yra taip, tikrai taip, ten susijęti kompiuteristams tuos visus variantus, tai yra tikrai labai sudėtingas dalykas. Ir aš pati turėjau idėjų, kaip gramatikas, irgi sudėti tokį tinklapį, kaip matytųsi iš karto, kaip būtų paprasta, kad jos visos būtų susietos ir kaip ir Pavasario balsų archyvas. Bet, iš tikrųjų, tai aš net bijau pakrutėti, nes tai yra labai sudėtinga. Ir surasti specialistų, kurie norėtų. Kad mes turėtume už ką jiems sumokėti. Na ką, dar yra laiko paskutiniam klausimui, kolegos. Aš, kadangi jau paskutinis, tai jau vieno neužduosiu tikrai, bet čia toks būtų tada jau pabaigai, gal tikrai toks, gal mums visiems daugiau. Mane nustebino taip labai maloniai, netikėtai, reiškia, nes mano nuomonė, tai net ir praėjus 100 metų, netgi po tų
Šatrijos raganos parašytų ten, čia rodytų žodžių. Skirtingai nuo tų žodžių, net ir dabar, vat, daug turbūt žmonių, yra labai daug žmonių, kurie net nesupranta tos savokos, ką jinai reiškia. Tarkim, ta prigimtoji kalba. Aš stebiuosi, kaip ten anuomet jauna mergina kažkaip sugebėjo tokioje aplinkoje gimusi, augusi, susivokti, kas apskritai ta prigimtoji kalba ir ką jos reikia mokytis, nes net ir dabar, sakykime taip, nereikia toliau važiuoti, pietryčių Lietuvoje, šiek tiek už Vilniaus, reiškia, jau nekalbant apie Baltarusiją, ar ten kokią rytų Ukrainą, didžiulės masės žmonių turbūt iki šiol nesupranta, kas tai yra. Ir galbūt netgi, kaip sako, tiesiog nuoširdžiai nesupranta, kas ta prigimtoji kalba. Ir negi, aš pats savo užduodu klausimą kitą kartą, tai prigimtoji tai kalba, tai vis dėlto, tai jeigu tu gimei šeimoje, kuri, tarkim, kalba lenkiškai, tai kas tau įkalė mergaitė į galvą, kad tavo prigimtoji kalba yra kažkokia kitokia. Aišku, tai gerai, kad kažkas įkalė, bet galėjo juk ir neįkalti. Ir dabar jau galbūt mes patys kalbėtume visai kitą kalbą ir gal net ir nepasigestume tos lietuvių kalbos. Ačiū. Taip, iš tiesų, tai čia yra tas paradoksas, kad į šeimoje kalbėjo lenkiškai, o prigimta kalba yra lietuvių. Bet matyt, ten, kur tu augai, ten, kur tavo gyvena tėvai ir turbūt tėvų tėvai ir dar tėvų tėvai, ar ne, toj žemėje ten yra tavo šaknis ir ta kalba, kurią ten kalba, tai turbūt tai ir yra tavo prigimta kalba. Nesvarbu, kad tavo tėvai ten kažkaip kitaip. Tai taip, labai liūdna, kad dabar yra kitaip. Taip, matau, iškart atėjo dar vienas klausimas iš Eglės Keturakinė ir komentaras pirmiausia apie laiškus, bet dabar, kadangi apie prigimtinę kalbame, jūsų požiūriu, kurį žodį tiksliau yra vartoti? Gimtoji kalba ar prigimtinė kalba? Ar sinonimiškai? Geras klausimas. Tai Šatrijos ragana rašė prigimtinė, nes tai buvo ta 19 amžiaus pabaigos kalba ir tokie terminai, ar ne? Dabar šito termino nėra, dabar yra gimtoji kalba. Tai kultūra mėginama atgaivinti. Tai čia nuolat ta leksika cirkuliuoja, ar ne, kur gali susigrąžinti kažkokius senus žodžius. Jeigu tai paimsi ir daugiau vartosi, rašysi ir paskleisi, tai didesnė visuomenės dalis jį paims. Tai čia reguliavimo kažkokio tai nežinau, aš tai nesakyčiau tiksliau. O gero, sinonimiškai tada. Reikia pagal turinį. Ir dabar dar yra komentaras apie laiškus. Aš Eglė Keturakinei norėčiau pati sureaguoti, nes neseniai tuos laiškus esu skaičiusi. Aš, kiek atsimenu, šiaip Marija labai jautriai reaguodavo į kritikas ir išgyveno savotišką rašymo bloką tuo metu. Ir tada Višinskis jau nebesugalvodamas, ką daryti, jai siūlo rašyti lenkiškai, tu tik rašyk, aš išversiu. Ten tokia yra situacija į žemaičių kalbą, į tą lietuvių kalbą. Tai, matyt, čia yra tas toksai pirminis etapas kūrybos, kai yra kažkokiu būdu bandoma įsitvirtinti pirmiausia savo pačios tapatybę kaip rašytojos. Ir Višinskis bando jai visaip padėti. Manau, kad, žinoma, prie Viktutės jūs niekaip negalėsite išvengti tų ankstyvųjų raštų įtraukimo į savo dėmesio akiratį. Dar Iš tos mūsų, čia klausimą prieš tai skambėjusio, man tokia mintis dar atėjo, aš ten, kai tiem buvo lyginamoji analizė, ten tų žemaitizmų, reiškia, ir aukštaitizmų, tai atvirai pasakius, aš ten nesižymėjau, bet tikrai ten taip man keletą kartų tokia mintis dingtelėjau, kad, bet taip pažiūrėjus, tai ta žemaičių forma kažkaip tai skamba tarsi prasmingiau šiek tiek. Reiškia, tikslingiau kažkaip, bent jau man. O kai kurie ten tie aukštaitizmai tarsi toks jau yra, kaip ten ta vadinama tokia
tokia kaip redukcija, šiek tiek tokia kalbos paprastėjimas, jeigu neprastėjimas. Tai šiek tiek iš to išplaukia mano tas tokia paskutinė pastabėlė, tai sakyčiau, gimtoji ar ne, ar prigimtinė, tai man gaila, kad išnyksta kažkokios formos. Man tai primena tą Orvelo, to romano, tą naujakalbės kūrimą, kada dirbtinai tiesiog naikinami žodžiai. Tai ir sakyčiau, ypač tada, kai nėra, manau, reikalo, nes, sakyčiau, gimtoji, prigimtoji, gimtis ir prigimtis nėra visiškai tapatūs dalykai. Vilkiukas gali gimti tarp žmonių, bet prigimtis tai jo vilko vis tiek yra. Ir tai negalim mes kažkaip panaikinti vienos reikšmės visiškai kažkaip tarsi jos ir manau, kad kalbas skursta šiek tiek irgi. Taip. Aš tik noriu pasakyti, kad man atrodo, leksika daugiausiai priklauso nuo visuomenės. Ne nuo to, kas parašyta gramatikoje, tarkim. Tas bendrinės kalbos kūrimas ir gramatikos pateikimas, tai yra daugiausiai raidynas, rašybos principai, galūnės. Sintaksė, jos irgi dar ilgai nebuvo, tai yra tam tikros konstrukcijos, bet leksika, ji labai priklauso nuo visuomenės. Niekas, manau, aš kažkaip nesu susidūrus, bet turbūt, kad vargu ar kas nors neleido vartoti tos prigimtinės kalbos. Nežinau, reikėtų pažiūrėti Jablonskio, tarkim, taisymus, ar jisai, bet greičiausiai tai buvo, daugeliu atveju tai yra visuomenės pasirinkimas, kad kažkokie žodžiai užsimiršta ir jų nebelieka, tai nepriklauso nuo to, kad čia kažkas tą bendrinę kalbą kodifikuoja ar panašiai. Tai tiesiog žmonių pasirinkimas. O žmonės, aišku, visada, ar tuo metu nori tos modernesnės kalbos, ta bendrinė tuo metu atrodė prestižiška. Moderni, tai į tai buvo ir linkstama, tai orientuojamasi. O dėl žemaičių tarmės man tai irgi visada atrodo prasmingesnė, bet čia tokie subjektyvūs labai dalykai ir niekaip nepamatuojami. Kraujas žemaitiškas. Nors aš pati jau ne iš Žemaitijos, bet šiaip tai 100% žemaičių. Taip. Na kągi, tai buvo laikas pradėti, atėjo laikas ir baigti. Ačiū už įdomų pranešimą. Dar kartelį primenu, kad visi gali savo kolegoms ir draugams pranešti, kad šis įdomus pranešimą bus galima rasti mūsų instituto, tai yra Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto YouTube kanale. O dabar dar tik anonsuoju, kad sausio antroje pusėje vėl turėsime progos susirinkti, nes mūsų kolegė daktarė Gitana Vanagaitė rengia pranešimą apie autobiografinius Vinco Mykolaičio Putino tekstus. Tad ačiū už dėmesį ir iki kitų įdomių ir malonių susitikimų.